Tinkamiausias amžius pirmą kartą apsilankyti pas ginekologą yra tarp 13–15 metų. Todėl, kad dažniausiai mėnesinės prasideda 11–12 metų amžiuje, po metų laiko nuo pirmųjų mėnesinių prasidėjimo rekomenduojama pasirodyti pas akušerį ginekologą tam, kad aptarti mėnesinių gausumą, ilgumą, reguliarumą ir kitus iškilusius klausimus. Pirmam apsilankymui pas akušerį ginekologą reikėtų pasiruošti. Pirmiausiai rekomenduočiau aptarti su savo artimu žmogumi, tai mama, seserim, draugė, kas vyksta vizito pas ginekologą metu. Rekomenduojama atvykti pirmą kartą pas akušerį ginekologą ne mėnesinių metu, nes mėnesinių kraujavimas gali sukelti papildomą diskomfortą merginai, moteriai ginekologinės apžiūros metu. Geriausias laikas pas akušerį ginekologą apsilankyti 10–20 mėnesinių ciklo diena. Specialaus išorinio lytinių organų pasiruošimo, norint ateiti pas akušerį ginekologą, nereikia. Nereikia papildomai apsiskusti, nereikia naudoti intymios higienos priemonių apsiprausimui, užtenka apsiprausti šiltu vandeniu. 48 valandas iki planuojamo vizito rekomenduojama nesidėti į makštį žvakučių, nenaudoti gelių, nenaudoti lubrikantų, neturėti lytinių santykių. Būtų smagu, kad moteris atėjusi pas akušerį ginekologą jau iš anksto būtų pasiruošusi klausimų specialistui. Taip pat visada bus sveikintinas pavyzdys, jeigu mergina, moteris atsineš savo menstruacijų ciklo kalendorių ar turės su savimi programėlę, kurioje žymisi. Pirmas apsilankymas pas akušerį ginekologą skiriasi, jeigu mergina yra lytiškai aktyvi ar ne. Jeigu mergina nėra lytiškai aktyvi, gali būti, kad neprireiks atlikti apžiūrą ginekologinėje kėdėje. Jeigu reikalingas bus echoskopinis tyrimas, šis tyrimas bus atliekamas pilviniu davikliu, todėl rekomenduojama ateiti su pilna ar apypilne šlapimo pūsle, kadangi echoskopuojant gražiau, aiškiau pamatysime galimas gimdos ar kiaušidžių patologijas. Jeigu mergina jau yra turėjusi lytinių santykių, tuomet ginekologinė apžiūra išsiplečia ir pradžioje atliekama apžiūra ginekologinėje kėdėje, vėliau gali prireikti atlikti echoskopinį tyrimą. Echoskopinis tyrimas lytiškai aktyviai merginai yra atliekama vaginaliniu davikliu, tai reiškia per makštį, ir rekomenduojama kaip tik turėti tuščią šlapimo pūslę, tai yra nueiti pasišlapinti prieš vizitą, kadangi echoskopuojant yra aiškiau matomos kiaušidžių galimos patologijos, kai šlapimo pūslė yra tuščia.